Esu Rimvydas Pupelis, tapytojas iš Aukštaitijos, gyvenu Obeliuose ir šiuo metu tenai gyvendamas kuriu. Ir vienu momentu buvo taip, kad atsirado ta mirtis ir dabar čia yra mano paskutinis kūrinys 5 metrai mirties, kuris atitinka iš visų šitų mirčių, kuriuos mes patiriam, kaip man atrodo, kaip žmogui. Mirtis, ar net ne mirtis, tai yra, kai Dievas nužudo žmogų ir tokia yra mirties forma ir aš čia pavaizdavau paveiksle mirties tinklą, pro kurio žmogus negali praslysti, bet ten yra ranka, kuri nutrauktas tas tinklas, sutraukytas ir Dievas įkiša ranką ir ištraukė žmogų. Nežinau, ar jisai mirė ar ne, bet man atrodo, kad tai viena iš paskutinių mirties formų, nes aš manau, kad mirtis, kaip pats dalykas, yra nepriklausomas nuo Dievo. Tai toks gyvenantis, egzistuojantis dalykas kaip likimas, kaip likimo debesis, su kuriuo mes gyvenam. Mano paveikslai prasidėjo nuo šito paveikslo, kur praeitais metais aš tapiau pavasarį 7 nykštukai myli vieną mirtį. Ir tai buvo man labai įdomi mintis, nes visi 7 nykštukai gyvena skirtingais gyvenimais 7 dienas, o miršta jie viena mirtim. 7 skirtingi gyvenimai ir viena mirtim, man atrodo, visiškai nelogiška. Turėtų būti skirtingos, aš galvodavau anksčiau, kad tai yra ir skirtingos turi būti mirtis. Ir aš čia vaizduoju 7 nykštukus su savo skirtingais gyvenimais ir mirtis kažkodėl pavaizdavau kaip baleriną. Nežinau dėl kokių priežasčių, bet taip jau išėjo, kad jinai yra kaip balerina. Ir paskui antras paveikslas buvo, kurį aš pavaidinau mirtis šokdina mano laimę. Ten buvo mirtis. Baisu, sakiau, prie autoriaus prieisit, paskui jis kažkaip jūs paguos. Tai dabar... dabar dar galima nueiti, kuris čia paveikslas. Tas paveikslas ten, kur po žmonėm yra pasislėpęs. Taip, už jūsų pats geriausias yra paveikslas, Čia yra tame, kad dėl kažkokių priežasčių žmogui yra leistina nužudyti kažkokį kitą žmogų. Ir ne tik kitą žmogų, gali jisai nužudyti uodą, ten pelę, kiaulę ir dar visokių tokių gyvų dalykų. Ir aš čia pavaizdavau tokį pavargusį nuo šitos naštos, kažkodėl šita dovana už dyką duota, ne už nieką, šiaip gimsti ir žinai, kad gali nužudyti. Aš galvoju, kad aš visiškai nenoriu to turėti, bet niekaip nepavyksta atsikratyti. Čia yra apie pyktį, čia yra apie kūrybą. Kai žmogus numiršta, jisai miršta ir jisai turi prisikaupęs labai gražių dalykų tenai, laimių, tada mokėti, pavyzdžiui, jis labai daug ko moka, telefonų moka naudotis, moka dujinę naudotis, moka skaityti, moka daugybos lentelę, moka nusipirkti bilietą. Ir aš čia pavaizdavau, kad yra pagrindiniai dalykai, tokie kaip ir vieni iš pagrindinių yra, pavyzdžiui, kūryba. Žmogus sukuria savo kūrybą. Ir ką jis su jie daro, ką daryti su ta kūryba mirčiai ir ką daryti žmogui su ta kūryba. Ar reikalinga bus po mirties kūryba, aš nežinau, nes nieko dar negalėjau paklausti ir pas nesugalvojau. Tai aš čia vaizduoju tokią kūrybą kaip Pinokį, kurį pats žmogus valdo. Savo kūrybą jisai valdo, o mirtis
mirtis, reiškia, bando prie jos prisiliesti, bet mirtis neturi kūrybos ir tada tokia mirtis čia tūpi ir per atstumą nori pajausti, nes ir jo čia ta ranka yra labai, sakykime, perauga į tokią, nei tai gipsą, nei tai betoną, nei tai stiklą trapumą, nes ta žmogaus kūryba yra tokia keista. Tai čia yra savižudybė, čia yra dėl savižudybės, kai žmonės dėl kažkokių priežasčių gali save nužudyti. Tai čia vaizduoju, kaip žmogus uždengia akį, kad to tipo nematytų mirtis jo. Jisai, manau, kad savižudybė tartum tai nesusiję su pačia mirtim. Tai yra kažkas panašaus, kaip susiję, kaip Dievas nužudo žmogų. Bet aš manau, kad tai yra ta pati mirtis. Mirtis čia dalyvauja šitam daikte, tik tai nežinau, dėl ko žmogus tai gali daryti. Aš nežinau, dėl ko jis tai gali daryti. Čia yra kai žmogus gyvendamas šoka, bėga, gyvena, maitina savo likimą. Ir aš čia vaizduoju, kad šitam visam procese žmogus mirdamas ir mirtis paleidžia tą likimą į laisvę. Nes žmogus gimdamas gauna tokią keistą dalyką kaip likimą. Dėl kažkokių tai priežasčių aš visiškai asmeniškai nenorėčiau turėti jokio likimo, bet taip jau atsitinka ir šitoj vietoj likimas yra iškišęs liežuvį, tokį, nežinau dėl ko, taip išėjo, gal taip gražiau buvo. Gal biškai likimas yra kaip debesis, kuris išnyks ir todėl su mirtim jisai yra konkretus ir nekonkretus, todėl biškai juokauja su pačiu likimu, nes va čia yra, aš manau, kad likimas yra susijęs su būtimi ir būtis keliauja tokią liniją, ant kurios balansuoja ir mirtis kaip pabaiga ir kaip žmogaus gyvenimas. Ir žmogus ant to balansavimo dar turi išdarinėti visokius fokusus, laikyti egzaminus, mokytis, eiti dirbti arba nedirbti, gauti pylos, būti pagirtas, būti pabartas. Toks balansavimas, aišku, aš čia vaizduoju vyrą, nes pats esu vyras, tai vaizduoju šiuo momentu vyru, būti vaizduoju moterį, bet čia dėl to, kad toks yra linksnis, giminė, būtis, nebūtinas, gal būtinas būtis, čia galbūt reikėjo dar keletą galvų, bet čia buvo trečias paveikslas, aš jau ir taip džiaugiausi, kad suradau esmę būties, nes jos buvimas priklauso nuo to, ant kiek būtis egzistuoja, kai yra mirtis ir žmogus. Nebus žmogaus ir mirties, nebus būties. Aš tai pagalvojau, čia yra ne kažkokios dogmas, čia yra pasakos. Čia yra viskas nupiešta pasakos. Ir čia aš pagalvojau, kad žmogus gali būti, tampa amžinu tuo momentu, kai jisai numiršta. Tai čia taip ir vaizduoju. Aš manau, kad čia šita kaukė yra amžinumo simbolis. Ant šito paveikslo yra amžinumo simbolis. Ir čia žmogus laiko tą mirtį, galvoja taip maždaug kaip, toks labai įdomus dalykas. Jisai taip, aš numirsiu ir paukšt, aš tapsiu, reiškia, laisvas ir amžinas. Tokia kompozicija išėjo visiškai neblogai. Tas žmogus, kaukolė tokia gimime, nes kaip ir gimsta tuo momentu, žmogus tampa amžinas, mirtis gimsta. Toks iš vienų tokių dalykų. Ir čia gal buvo ne paskutinis pats paveikslas, bet kažkoks tai buvo. Ne, čia savižudybė, o ten ne savižudybė. Aš čia susipainėjau. Jos labai panašios
Čia yra savižudybė, tai jau čia buvo apie tai kalbėta, nebeįdomu. Oi, čia pasirodo mirties baimė. O, viešpatėlio, nu gerai, savižudybė ir mirties baimė beveik tas pats. Ačiū labai, tai čia toks trumpas pasivaikščiojimas 8 mėnesių mano kūrybos takais. Ačiū labai.